tas burbulas, tas kabutėse teisingasis Vilniaus meno ir kultūros vadovaujamas, jisai mato tame prasme gilę, suformavę tokį burbuliuką, kuris yra apspitęs tos mūsų aukščiausius vadovus. Jie bijo tam burbului paprieštarauti ir tokius absurdus rengia. Tai irgi dabar nusprendė nusižudyti su vienalyčių santuokų ten to kodekso pakeitimu civilinio, kur ten eina kalbas labai radikalus, tarp kitko, eina kalba apie įvaikinimą. Ir ten dar taip, ten kažkoks šindeikis, toks yra, ten jau toks. Šedvytis, kad turi teisę visokios šeimos turėti vaikų, kaip ten Alvi, dėl mūsų bendrų palikuonių. Aš manau, teorinės galimybės net nėra, o jie kažkokius tokius kalbavėjus. Ir jie rimtais veidais skaito, kad čia Vitalijaus ir Albino meilė, tai yra metų istorija, tai kažkokia laimėjo ten prizą, ten ta meilės paviešinimas ir įprasminimas. Viskas, kas normaliam žmogui yra, britkų, paprastai šnekant, įjungus vaizduotę, jiems yra gėris. Bet čia yra sąmoningas, toks sąmoningas apatijos formavimas. Ir reiškia, jūs neikit kiek norit, nemėkit kiek norit, šlikštėkitės kiek norit, o mes vis tiek padarysim. Dėl to ir tuos rinkimus žmonės neina. O koks skirtumas, ką tu išrinksi? Ar Rumunijos premjerė Ruginescu, ar Tel Avivo premjerė, tai yra Ukrainos Šimonenko, tai ten sprendė yra tas pats. Vis tiek yra tas pats. Tai kam eiti tuos rinkimus, kad bus tas pats. Tik tai galbūt šitie truputėlį, sakau, netokie šlykštus, jie kaip ir tradiciškai dar truputėlį turėtų atsižvelgti tą žmogų, jau nebūtų tokie be kompromisiniai naikintuvai kaip aniebų. Bet jau man kažkaip net norėtųsi, kad šitie nafik nuskęstų skradžiai žemę, grįžtų anie, bet žinai, kad tave metodiškai naikina, taip kaip sakyti, jau nesislėpdami. O dabar čia atseit rūpesti žmogum yra. Tai tas mane ta dviveidystė nervuoja. Bet sakau, kaip kuris iš jūsų sakėt, kad reikia matyti plačiai, kažkaip bandyti suprasti, aš nesuprantu, kodėl priimami tokie žalingi sprendimai. Aš nesuvedu galų. Negi ir tai Europos Sąjungai to reikia. Europos Sąjunga irgi turėtų suinteresuota. Reikia, demoralizacija, tai tautas niveliuoti. Kitas dalykas, mūsų žurnalistė čia prieš kelias dienas išėjo į Laisvės alėją paklausinėti būtent, ar pritarė žmonės tai vienos lyties ten partnerystės įstatymui. Kitas klausimas, ar pritarė, kad jie galėtų įsivaikyti vaikus. Ir patikėkit, senukai nepritarė. Ne vienas jaunas žmogus nepasakė prieš partnerystę ir prieš įvaikinimą. Taip, kad yra jau suformuota ta tolerancija tokia, ypač jaunimo tarpe, kuria kiekvienas gali daryti taip, kaip jie nori. Čia gėda bus ne kitaip. Jo, nes čia yra asmeninis dalykas ir kiekvienas gali daryti kaip nori ir reikia leisti jiems daryti kaip nori. Taip, kad mes jau seniai čia krenai, nebepaaiškinsim ten jaunimui, jie pasidarys, ką jie norės, pasidarys partnerystės, vedybas, įvaikinimus, orgijas, nuleis amžius, užtvindys mokyklas visais tais drag queenais ir bus labai spalvinga ir gražu gyventi mūsų Lietuvoje. Tai pažiūrėkime, kas Latvijoje įvyko dabar šiom dienom, ar ne? Atėjo į valdžią, priėmė Stambulą, tada suprato, kad jau praėjo, aš kaip tik su Latviju dariau čia prieš tas porą dienų kalbėjomės, tai jie pamatė po Seimo rinkimų, kad atėjo savivaldos rinkimai ir jie Rygoje nebegavo nieko, šitie, kurie balsavo, ten viena iš senųjų partijų, staigiai puolė reikia atšaukti, nes ant sekančių Seimo rinkimų bus malka. Tai dabar norėjo atšaukti. Tai ten toks kilo sąmyšis nuo skandinavų iki Makrono, iki visų prasidėjo skambučiai, laiškai, grasinimai ir visa kita. Ir jie realiai neatlaikė tos. Aišku, ten sako, aš nebuvau matęs tokio organizuotumo. Iš karto suvaryti studentai visi atleistos net skolos, net apmokėjimai pažadėti studentams, taip toliau protestuoti. Ir tokio susipriešinimo, sako, net per karo pradžią nebuvo. Kur Latvijoje pusė, Rusų Rygoje pusė to. Tokio sako, kad taip jau net vieną suėmė, kuris sako, einu, nušausiu ten kažką ir tokį nusifilmavęs. Iki tie, ant tiek staigi viską gerai suorganizavo ir jie viskas atšaukė, sako, ne, dabar atmetu veto.
vetuoju šitą, nes atseit išvartė taip, kad, nu kaip čia dabar gali tie patys priimti ir tie patys atšauks. Ne, jeigu kitas Seimas atšauks, tai tada bus normalu, dabar paliekam. Ir viskas. O ten pasirodo, Latvijai iškniso tiek daug, sako, aš neįsivaizdavau, kad tiek daug yra organizacijų, kurios yra šeriamas. Jos eidas užsidarė, tai liko šita tema. Tai sako, jie ten, nu, pas juos biudžetai 10-eriopai išaugę, nuo 500 tūkstančių iki 500 milijonų. Ir jiems tai yra duona, tai jie čia kaposis. Tai ką galvoja, pas mus nesužadins? Jeigu tik tai mes būsim tokie tamsus. Na, Tai nežinau, Robertai, turbūt atmetė veto prezidentas, yra Jo. vetavęs, bet Vetavo. klausimas grįžta į Latvijos Bet ten parlamentą. kažkaip taip durnai padarė, aš nežinau, tiksliai klausiau jos, ar būtent taip sako, jo, maždaug taip pareiškia, kad tas grįžimas dabar negalės būti spręstas. Maždaug šitie irgi jau ir taip prašokinė ir pasakė, nu ką, gerai, paliksim kitam Seimui, maždaug taip. Ne, negalėtų tai būti, nes jeigu yra vetuotas įstatymas, tai, Matys. bent nežinau, bent Bet Lietuvoje dabar tai yra, tokia yra buvo, terminai tokia buvo. nustatyti, yra terminai, procedūra nustatyta, kai turi Seimas apsispręsti, ar jisai atmeta prezidento veto ar neatmeta veto, tai čia negalėtų Tai palikti neatmet. dabar kabantis klausimas. Nes jau yra teisės aktas, jau yra jo priėmimo procese, jis jau buvo priimtas. Jis negali dabar paliktas tai būti kabėti. Tai būtent. Nors aš nežinau. Absurdiška situacija, ta prasme, ten iki absurdo, dėja, to teisinių klausimų. Ta situacija iš po to spaudimo, sakė, skandinavai, makronai, kas tik nori, visi rašinėjo ir skambinėjo ir gąsdino, ir kaip jūs čia taip, nu nesižino, čia Lenkai jau užšakojas, jeigu dar čia Latvija sugalvos, čia man lietuviai, čia dar kažkas, tai jiem čia vyra tas klausimas, o ten paruošti trilijonai iš ten. Taip, bet aš noriu truputėlį grįžti atgal, nes mes taip pradėjom nuo tų pareiškimų mokesčių inspekcijos ir prokuratūros, kad bus tyriama, vertinama ta parama, kuri yra renkama, reiškia, sumokėti tas paskirtas teismo ne baudas, o priteistas sumas Andriui Tapinui ir Laisvės televizijai. Tai, kad mokesčių inspekcija susidomėjo, tai čia nėra kažkoks tai kriminalas, nu tai taip, tai yra pajamos, kurios yra apmokestinamos bendra tvarka, tai ten reikia žiūrėti pagal pajamų mokesčio įstatymą, kaip yra tokios pajamos apmokestinamos, bet man labiau užkliuvo prokuratūros pareiškimas, kad prokuratūra susidomėjo tuo, ar apskritai tokia parama gali būti renkama, nes parama gali būti renkama tik tai visuomenės poreikiams tenkinti, reiškia, nu kaip ir viešajam interesui, kažkokiem geriem darbam, pasakykime taip, ir nedaryti. Ir prokuratūrai kyla įtarimas, ar čia būtent yra tas atvejis, ar gali būti parama, kuri yra žmonių paaukojama, gali būti panaudojama štai tokiems tikslams. Nors aš labai, ne tik aš turbūt ir jūs prisimenat, ir mūsų žiūrovai prisimena, kaip kažkada tas pats Andrius Tapinas buvo pasiskelbęs, kad jisai renka paramą tam, kad jisai galėtų samdyti advokatus, ten su kažkuo ruošiasi bylinėtis. Tai čia būtent šitai bylai. Galbūt ir net šitai bylai. Aš dabar bijau, reikia būti labai atsargiems. Reikia dar aš galimai pasakyti. Jo, reikia būti labai atsargės, kalbant galbūt šitai bylai. Bet faktas yra tas, kad tuomet tikrai mes negirdėjom bent jau prokuratūros pareiškimo apie tai, kad jie susidomėjo dėl to, ar Andrius Tapinas tokią paramą renka pagristai, ar galės tokią paramą naudoti tokiem tikslam, kuriem jisai deklaravo, kad tą paramą ketina naudoti. Tai yra vienas dalykas. Bet kitas dalykas yra tas, aš noriu šitą istoriją, kad apskritai turėtų mus visus pamokyti. Aš vis tik tai, žinokit, nesu jau taip labai nusiteikęs prieš tuos teismų sprendimus, pasakysiu kodėl, nes pasakyti žodžiai, žinokit, jie nebuvo gerai, kad tie žodžiai buvo pasakyti. Aš mačiau tas citatas, aš mačiau, kas buvo pasakyta ir taip kalbėti nederėtų. Ir mes kalbėdami viešai turėtume pagalvoti gerai, nes mes rizikuojame. Dabar mes turėsime šitai sistemai atiduoti nemažą dalį pinigų, taip pasakykime, ar ne? Mes turėtume vengti tokių situacijų. Vytautai kalbėjai, nu kas iš to mes nueisim į Daukanto aikštę ir susideginsim. Nuo to kas nors pasikeis, kas nors į tai sureaguos. Mes turime elgtis protingai, mes neturim nei susideginti, nei savęs skriausti, nei savęs žaloti, nei fiziškai, nei finansiškai, nei kitais būdais. Kovoti reikia protingai. Tai aš noriu, kad mes iš šitos istorijos dar išsineštume ir tokią pamoką. Nes teisinių požiūrių aš sutinku, vėlgi mes galim sakyti,
Tai kodėl čia yra ieškiniai, kodėl čia yra teismų sprendimai, kodėl kitose bylose nėra analogiškai, nes kita pusė elgesi panašiai arba netgi galima sakyti taip pat. Nu taip, čia yra problema, bet mes negalime, kaip pasakyti, vėlgi, mes su tokiu argumentu mes teismo nelaimėsim. Tai bet tiek dar norėjau pasakyti ir kadangi Vytautas dabar jau rankose nebelaiko to daikto, bet visą laiką, kai kalbėjo apie akvalangų verslą, jis laikė rankose žirklės ir aš norėjau replikuoti, Vytautai, tu sakei žirklės už 1000 eurų, laisvai jas parduotum, o sakai, akvalangų verslo neišvystytum, išvystytum ir akvalangų verslą, aš manau. Gal, Alvi, noriu pirmą kartą gyvenime turbūt tau pritarti. Ir vat, mūsų visų garantuotai žiūrinčią šią laidą Valdutę. Taip, visi žinom tokią mūsų tikrai gerą draugę ir gerbėjai rėmėją. Tai su ją buvau susitikęs ne taip seniai. Prie Gertrūdos bažnytėlės ten savo knygą pasirašinėjo ten žmonėm toje vietoje, tokia labai strategiškai gera vieta. Tai jinai vėl su manim ten pasiliko, aš nekėlė, mes pasivaikščiojom ten po Laisvės alėją. Tai jinai sako, žmogus sako, na aš sako, pensininkė, man nėra lengva, bet aš bandau paremti ir Gorienę ir Arlauską, nes aš matau tą neteisybę. Tai kai pagalvoju, tokio, žinai, kaip Tapinas, taip tvirtai įleidęs savo, žinai, čiuptuvus į tas valdiškas šėryklas visas. Ir tai dar jie, tą tokį dar Lietuvos likusi truputėlį mąstymo nepraradusių žmonių tą flangą jie finansiškai stekena. Nes kaip Valdutės pavyzdys, iš tikrųjų tie žmonės jie stengiasi iš paskutiniųjų, jie mato, kad reikia išlaikyti ten tą šviesaus proto kažkokį kanalą, nes jau tos televizijos, aš sakau, aš ilgai labai nebuvau žiūrėjęs žinių, bet nuėjau į svečius, aš negalėjau ten sakyti, išjungti ten tas nesąmonės, aš klausau ir aš negaliu patikėti, ne tai, kad viena kažkokia tai naujiena ar vienas epizodas skirtas tik tai protiškai atsilikusiems. Visas tas blokas skirtas protiškai atsilikusiems žmonėms. Aš neprisimenu ten ar TV3, ar LRT, bet to žinios konkrečiai. Tai dabar geras būtų toks substratas 7 kanalų. Iš tikrųjų, jūs galėtume daryti žinias tokias normaliai, kasdieninį formatą. Žiūrėk, kiek Gintaras Fromonavičius per dieną gal kokius 5 kartus jisai tenais informaciją leidžia. Būtent. Taip, arba ten yra tokių žmonių, kur daug informuoja. Ten, sakykime, gerbiamas Žentas, tai jisai tempia per krūminį, ten tik tai žmogai, kažkaip jisai daugiausiai, toks jo žanras yra. Bet, skaitikliai ir per krūminį. Ir per krūminį. Dabar Viktoras susikoncentravo į Šarikovą. Mano ten ta specifika gėjai ir erotika, šiek tiek, dabar dar balionai. Tai padaryti... O gėjai, atsiprašau, o gėjai ne erotika? Gėjai ir erotika. Mes gėjai. Plačiau, ne tik gėjus. Dabar norėčiau gerbiamą Žentą paklausti, kuo gėjus artimesnis erotikai už negėjų? Prašau atsakyti. Diskriminaciniai klausimai. Gėjai, negėjai ir erotika tada taip. Taip, tai iš tikrųjų, 7 kanalas galėtų tokią alternatyvę žinių laidą ir ten galėtų pradžia būti šaukinukas, tas toksai pam, kur Viktoras prieš tą užsidant raudoną nosį, ten ir būtų ten kokia, pavyzdžiui, tempykla per žinios trumposios, tempykla per krūminį, ten sporto naujienos, gėjų pasaulio naujienos, tokios rubrikos. Ir tikrai būtų ką kalbėti ir žmonės žiūrėtų, nes dabar tas žinias oficialiai žiūrėtų. Tai aš sakau, ten yra toksai, jau ten tik nebent Ruginienės sprendimai gali savo tokių, absurdiškumų prilygti, ar ten mūsų Dianos Vyro. Bet šiaip tai ten šiurpulys, o dar yra žmonių, kurie žiūri tas žinias. Sporto naujienos nelabai galėtų, nes Dianos Vyro konkurencija. Čia paminėjai Vytautą Šarikovą, tai noriu čia irgi tokią, naudodamas progą pranonsuoti, kad padarėm sutartį su Šarikovu, ten kainavo daug, bet jisai persikėlė į 7 kanalą, turėjo savo atskirą podcastą, kuris vadinsi Šarikovo monologai ir vis transliuos savo pastebėjimus apie pasaulį ir apie gyvenimą mūsų čia supantį tą beprotnamį. Tai kviečiame prenumeruoti ir žiūrėti Šarikovo monologus.
Aš Nu va, sutinku būti nu. žinių vedėjų. Tik man reikėtų tokių dekoracijų, grotų tokių ir... Što dryžuoto kostiumo. Ir gėjų. Dryžuoto kostiumo, tai Biteikos. Kad fone vietoj vilko turėtų būti gėjus pas mane. Fone. O gerai, tai Simon Korkas. Pavardžių Ne, neminėk. gal to- Pavardžių gal- neminėk. Ne, ten yra Tada super. elkimės O atsargiai. ką jis Paprastai. ne gėjus? Kas Gėjų toksai? lydinį. Simonko, sakau, ar kokį reikia. Nu, nesvarbu, Fone. nesvarbu, kad Ne, būtų tai- gražus vyras. Jo. Skonio reikalas. Nes ir tam sporto pasaulyje tų absurdų yra tokių visokiausių ten tų lytinių klausimų, dar niekaip ten nenurimsta, ten Amerikoje ten protestuoja. Taigi tas išėjo jau iš sporto, tas jaunuolis, kur Boksininkas tas. plaukikas, kaip A, Ei, Lėja, ne Lėja, kas ten buvo. Jo, Tai- vyrų reitingė buvo 400, paskui kai perėjo į moteris, jau tapo čempionu. O Varpos taip, bet jisai Varpos nenusikirpo, jis taip pat su... Jisai tokia melavo, maža- kad kirpa, melavo, kad turi pasidėjęs ant židinio. Taip, ir būtų rubrika Varpkirpis, ir va aš taip pat su tam žirklėm pazuočiau. Kirvarpa. Gražiai besišypsodama.